Taigi šiandien kalbėsim apie loftus, apie jų konversijas, kalbėsim apie extensions taip pat. Ir iš tikrųjų vienas iš svarbiausių dalykų, ką aptarsim, tai ar tikrai verta investuoti į tai ir ar tikrai tai padidina turto vertę. Tai šiandien mes turim ekspertą, kuris pristatys pats, tai yra Deividas. Deividai, prašau, pristatyk savo kompaniją, duok pavadinimą ir ką tu iš tikrųjų darai. Sveikas, Tomai. Tai aš esu Deividas ir mano kompanija yra Amba Concept Limited. Įsteigęs 2016 metais. Pradėjau anksčiau, 2012 pradėjom dirbti prie tų priestatų, extensionų, loftų ir house refurbishments. O šiaip statybose dirbu nuo 2000 metų, tai jau 26 metai praktiškai kaip tame sektoriuje sukuosi ir dirbu. Puikiai, tai papasakok iš tikrųjų, užves mus ant kelio, kodėl būtent loftai ir kodėl būtent extensions, kodėl būtent tokia, sakyčiau, netgi specifinė niša, nes daug kompanijų daro viską, užsiima viskuo, tai kodėl būtent toks sprendimas? Pagrindas buvo gal, kad dėl to, kad dirbė su privačiais klientais, vis gauni vis kažką vis naujo, įdomaus, nes kiekvienas namas yra individualus, skirtingas, visi mes turim savo skonius, viską. Kitas dalykas, kai darai, pavyzdžiui, palėpę ten ar extension, tu vis tiek daugiau laiko praleidai negu ten kokią vonę tik įrenginynos, pavyzdžiui, kur ten gali per savaitę gal padaryti, o kur palėpę gal užtruks 3 mėnesiai, extensions gali būti pusę metų, gali ir metai, priklausomai nuo dydžio. Tai čia daugiau toksai buvo strateginis sprendimas, ar ne, kad nešokinėti nuo vieno objekto prie kito, kad tiesiog gauti tą tikrai didesnį objektą ir praleisti prie jo daugiau laiko. Tai toks klausimas gal sudėtingas, bet iš tikrųjų, kiek tų projektų esate įgyvendinę per visą tą laiką ir kokiam lygyje kaip kompanija esate dabar? Iki šiuo metu maždaug apie 400 turbūt projektų esame įvykdę šiuo metu ir daug neprisimenu, jau kas daro, neprisimenu būna, nes šiaip kas mėnesį būna 9 projektus dabar maždaug apytiksliai vienu metu vykstant. Tai galiu tikrai drąsiai vadinti profesionalų šios rinkos. Dabar noriu paklausti iš tikrųjų, ar dirbate kokiuose regionuose visų pirma? Ar UK mastu, ar daugiau kažkokių lokacijas? Pagrindas tai pietryčių Londono pusėje. Kai Temzė gamas kaip postinė per vidurį eina, tai mes ją į žemesnę pusę. Nes kirsti, kaip aš žinai, Londoną per Temzę yra nekoks kartais, žinai, tai reikia statybininkų ieškoti, nes nieks nenori iš vienos pusės į kitą važiuoti, tai mes daugiau specializuojamės, daugiau būti pietų pusė Londono. Puiku. Peršokam iš tikrųjų tada ties įvykdymo, ar ne? Tai tarkim, jums paskambina žmogus ir nuo ko pradėti? Pirmas klausimas, nuo ko pradėti? Koks yra planavimas ir koks jūsų pasiūlymas? Ar reikėtų pirmą kreiptis pas dėl leidimų, ar iš karto pirmą jums paskambinti? Kaip visas tas vyksta procesas? Tas priklauso turbūt, gal aš skirsiu žmonės į 2 kategorijas, kurie gal nori daugiau biudžetą padaryti ir kurie nori padaryti, kurie jau labai idealiai kažko nori, jau grinai kažko, tai jie tokie maksimalistai, jo. Tai jeigu tu nori kažko tai standartiško viską, tai geriausia eiti pas statybininkus iš karto, nes tada statybininkas parekomenduos viską, tau paaiškins, kaip ką daryti. O jeigu nori jau kažką biškai kartelę aukščiau, tai geriausia yra eiti pas pirmas architektą. Tai realiai net nereikėtų, ta prasme, gali būti, kad net ir nereikia architekto, ar ne? Galima ateiti tiesiai pas jūs ir tada jūs galite tą projektą išvystyti. Taip. Tai kas taupo lėšas, ar ne? Tai labai geras sprendimas. Daug pigiau tuo metu ir nes, pavyzdžiui, aš dirbu su keliais architektais, tai mes turim kaip ir sutartį susidarę, kiek per metus aš jiems duodu projektų ir aš gaunu daug pigesnę kainą negu, pavyzdžiui, asmeniškai tu, Tomai, nueitum pas juos tiesiogiai, ir nes klientas laiką daugiau užduos klausimų. Taip. Tai daugiau klausimų, daugiau laiko, daugiau kaštų yra tam architektui. O kaip statybininkas, tai aš daug iš karto jau žinosiu, ką pasakyti architektui, paruošiu kaip šabloną ir jam daug mažiau laiko reikės praleisti prie to projekto. Tai netgi sakyčiau, kad ir to laiko sutaupam, ar ne? Taip. Jeigu jums reikėtų tada tą komunikaciją vesti su kažkokiu nepažįstamu architektu, Taip. su kuriuo jūs nesate dirbę, ir kadangi dabar jau su žmonėms susidirbę, tai netgi tas sutrumpėja tas toks laikas, ar ne, viso projekto vystymo. Taip.
Dabar kaip dėl leidimų iš tikrųjų yra, tarkim, kalbam grinai apie extensions, ar ne? Kokių leidimų reikia ir ar jūs galite padėti tuos leidimus žmonėms gauti? Ar iš viso reikia leidimų net? Taip, yra du variantai. Yra arba permitted development, angliškai sakant, arba full planning. Ir žiūrint, į kurią kategoriją tu patenki, yra tam tikros valstybės, kaip gairės, nežinau kaip pasakyti lietuviškai, taisyklės padarytos. Ir mes jų turime O nuo ko follow. priklauso? Nuo dydžio, tarkim? Taip, ar nuo projekto dydžio, pavyzdžiui, palėpė, jeigu permitted development, kur nereikia jokių, kaip sakant, papirių per daug, tai ten turi būti, jeigu namas terasinis, terraced, jeigu pasakyčiau Jo. angliškai, tai ten 40 kubinių metrų galima papildomos didėti erdvės. Be leidimo. Be leidimo, jeigu terraced. Jeigu esi semi-detached arba grynai privatus namas, tai 50 kubinių metrų galima didėti be jokių leidimų. Tik turi visas atitikti visus kriterijus dėl ten saugumo, dėl... O kas tus kriterijus tikrina? Tai jūs, kaip priduodate projektą ar ne, turi ateiti ar ne ir tada pasirašyti arba ne? Taip, tai mes statybininkai turim ne geriausią, kaip sakant, kaip čia pasakyti, iš žmonių tą, nes yra mūsų ir gerų, ir blogų statybininkų, ir biški tokių kaubojų galėtų būti pasakius. Tai, kad mus prižiūrėti, mes turime viską padaryti gerai, bet mes patys visą laiką sakysim klientui, kad mes viską gerai darom. Taip. Tai tam yra building inspektoriai, galima naudoti savivaldybės arba privačias kompanijas ir jos atvažiuoja tam tikrų metu, ten projekto metu ir patikrina ten struktūrą. Tai netgi neperspėja, ar ne? Gali būti. Ne, jie visą laiką turi perspėti. Visą laiką aš pasiriam kompaniją ir mes turim paskambinti, pasikviesti juos, kaip tam tikrą dalį darbo padarė. Tai tas priklauso, ten bus, žinai, metalai, konstrukcijos, apšildinimai, saugumas, gaisro atveju ir taip toliau. Ir jie turi patikrinti ir jie pasakys, ar gerai, ar blogai padaryta. Dabar toks klausimas, ar ne mes, tai čia skamba pakankamai sudėtingai, nes tiek palėpės, konstrukcijos, metalai, ar ne, ar žmonės legaliai gali namuose gyventi, kaip vyksta statybos, ar jie privalo iš namų įsikraustyti? Palėpėm tikrai nereikia įsikraustyti, nes darbas vyksta virš žmonių, mes visą būna nuo scaffoldų iš viršaus eina, tai nereikia extensionam, čia priklauso nuo žmonių, nes virtuvė praaiškai dažniausiai į galą namo daromos priestatas, tai ten būna sena virtuvė, tai reikia seną virtuvę panaikinti, padaryti laikiną kažkur tai gal priekiniam kambariukė kažkur tai mažytė virtuvytė, bet jau sunkiau gyventi, bet įmanoma. Aš galvoju apie palėpes, tai nėra rizikos, kad koks metalo gabalas nukris ant galvos. Niekad man taip neteka, už kitus negaliu pasakyti, bet jeigu gera kompanija, geri žmonės žino, ką daro, tai tokių dalykų neturėtų būti. Dabar toksai klausimas, kas yra building regulations, jeigu taip paprastai žodžiais papasakot, kad mūsų klausytojai suprastų ir dėl ko tai yra svarbu? Tai tas building regulations, tai tas kam tie inspektoriai ateina patikrinti. Tai tas yra valstybės sukurtos taisyklės, kurios mes turime visi laikytis. Ten, pavyzdžiui, turi būti gerą struktūrą padaryti, kad ne kokie ten, nežinau, metalo sijose ten ar sienos nugrius ir po to kažkas gali sužeisti ar neduodėvė kažkas blogiau įvykti. Atitikti priešgaisrinę, kad jeigu kažkoks gaisro atveju būtų saugu ir namas turi būti apšildintas, nes ir šalta gali būti, ir atvirkščiai gali būti ir vasara karšta, tai reikia, kad ir būtų šalta ir šilta. Supratau, dabar mano kaip nekilnojamo turto iš tikro pardavėjo toks klausimas, nes kai nekilnojamas turtas parsiduoda, ar ne, arba su extension, arba su palėtėm, ir jeigu leidimai reikalingi, ir aš esu susidūręs su tokia situacija, kad tų leidimų nėra. Ar ne? Ar pas jūs per visą tą karjerą, ar ne, per visą verslą, ar yra buvę kažkaip, kad kažkoks klientas paskambina ir jis nori nelegaliai dasistatyti, ar nelegaliai? Būna. Dažnas atvejis? Nedažnas, bet būna klausia. Dažniausiai tokių bandau vengti, nes dažniausiai būna biudžetiniai projektai. Jo. Tiem klientam nesvarbu ten kaip kaimynam bus, jeigu nes, pavyzdžiui, galim padaryti palėpę ir jeigu netaisyklingai padarysi, gaisro, pavyzdžiui, atveju gali persimės gaisras ir pas kaimyno pusę net. O jeigu tu viską darysi ne pagal knygą, tai
o aš savo vardo, kaip sakom, kompanijas aš nelabai norėčiau dėti, tai aš dažniausiai būna atsakau tokiem, kad Absoliučiai, nelabai. bet tai yra didelė rizika iš pačių žmonių, iš tikrųjų, kad vat, jeigu tai, nes po to tu susiduri su problemom parduodant nekilnojamąjį turtą, nes tai nėra brėžiniuose, tai nėra įteisinta. Ir aš dažnai, aš sakau, aš irgi esu užėjęs į tokį namą, pas mane prašė parduoti ir aš tiesiog sakau, aš negaliu prie to prisidėti. Dabar toks klausimas, ar ne, vat, jeigu taip jau yra, jeigu kažkas nelegaliai kažką pastatė, ar tuos leidimus po projekto galima gauti, ar reikia perstatyti? Galima, bet priklauso, kada buvo pastatytas. Supratau. Jeigu pasikeitė, daleisim taisyklės, ten tai prieš 10 metų, o daleisim dabar per šios metus pasikeitė taisyklės dėl kiek reikia apšildinti sienas, kaip kas, tai galima, tai reikės tada lupti ir, arba dadėti, ar kažką išimti, bet čia irgi priklauso nuo, nes jau gaunasi tu darai po, tai nelabai gerai. Pagrindinis minusas, manyčiau, kad kas bando taip staupyti, jeigu daleisim palėpę su viena miegamą dadadi, kai tu, jeigu, nežinau, gal pat mane pataisysi, bet daleisim buvo 3 miegamųjų, įverinkiai į viršų dar vieną, tai 4 miegamųjų. Taip. Bet jeigu leidimas nebuvo gautas ir nebuvo pasirašyta, kad viskas atitinka, tai tu vis tiek įparduosi kaip 3 miegamųjų. Jisai, nesvarbu, kad jis yra 4, bet jisai bus nelegalus. Investicija bus padaryta, bet turto vertė nebus pakilusi. Visiškai. Tai tas, kuris perka, tam iš dalies gerai bus. Tas pliusas jau yra, jisai gauna vos ne kaip už dyką. Extra space. Ar būna taip, kad kažkas ateina pas jūs, klausia, prašo padaryti projektą, o jūs sakot griežtai ne dėl tam tikrų priežasčių ir jeigu yra, kokios būtų tos priežastys, kad sakytumėt, kad negalima daryti to projekto, ar ne? Pagrindas, padėsim kalbant gal apie palėpės, negalima eiti aukščiau negu esamas namo stogo aukščiausias taškas. Galima eiti per planning, bandyti, jeigu galima gauti, bet čia irgi toks 50-50% gal full planning, jeigu praeitų, nepraeitų. Čia priklauso nuo savivaldybės, nuo gatvės, nuo namo. O šiaip dažniausiai problema būna, kad per mažas aukštis yra palėpiai ir įrengti tą palėpę normaliai, kad funkcionuotų normaliai, paprasčiausiai užtenka aukščio. Taip. Žmonės sako, bet galima įdėti ten davai, biškį padarysim. Paspausim tą vietą. Paspausim, o aš nenoriu žmogui parduoti, nes jie dauguma žmonių neįsivaizduoja to, kol nepamato. Brėžinį aš iškart galiu pamatyti, čia bus per žemai, bet žmogus, to klientas nemato ir po to, kad jau pamatysim jo veidą, kad jis išleis ten 50-60 tūkstančių, nežinau kiek, sumos ir jisai darys, pradarys duris, o ką aš gavau. Tai va, ant to dažniausiai tokiem aš bandau pasakyti ne. O galima tas, tarkim, iškelti kažkaip palėpę? Yra variantai, gali, sakau, eiti tą per full planning. Bet čia yra ilgas kelias, ar ne? Nėra ilgas, tik tai nėra garantuotas paprasčiausiai. Tai bus investicija, kuri gali atsipirkti, o gali neatsipirkti, nes permitted development brėžinius vis tiek reikia pasidaryti. Taip. Nes reikia architekto, po to struktūrinių brėžinių, kad statybininkas galėtų pastatyti. Tai čia jau garantuotas, kad tu gausi, jeigu tu atitinki visas taisyklės, tai tu gali ir to iškart pradėti daryti. Nereikia jokio iš councilo, savivaldybėje tokių nieko nereikia. Bet jeigu planningas, tu tos pinigus išleisi ant architekto, brėžinių viską, ir jeigu planning pasakys, kad negalima, mes jums neleidžiam, tai prarasi tos pinigus į tai už brėžinius, kaip sakant, padarymą. Šito segmento tikriausiai būtų paskutinis klausimas apie Party Wall Agreement. Norėčiau daugiau sužinoti ir kas tai yra iš tikrųjų. Dauguma bando irgi daug susidūręs su tuo, nes mes darės visi čia Anglijoje, kaip visi suspausti esam, tie terasiniai namai arba tas semi-detached, tai kas reiškia, kad mes naudojame 1 arba 2 sienas su kaimynais. Taip. Pusė sienos yra mano, pusė kaimyno. Taip. Bet jinai neskirta, jinai viena ta solidi 9 inčių, angliškai sakant, viena plyta skiria mus nuo kaimynų. Ir į tą sieną mums reikia įdėti metalo sijas dažniausiai, bet mes naudosim tai mūsų pusės dalį, bet visas darbas vyks, kaip sakant, su sujungta siena, tai mums reikalingas leidimas iš kaimynų, čia dėl palėpių. Taip. Ir dažniausiai, kas įvyksta, būna, ne mane vienas iki buvęs, ateini pas savo klientą, ar pasirašėt tą patį wall agreement su kaimynais. Nieko, Deividai, nereikia mum, mano kaimynai geri, mes rankom sumušėm, viskas tvarkoj, gerai, jūsų reikalas, kaip sakoma. Tai jūs neprivalot ar net man nereikia, bet kas įvyksta, kai darbas prasideda, mes statybininkai dėja
biškai darom ir to garso, triukšmo bus ir dulkės kyla, nu, nelabai Ir mums tas mėgsta, rankų kaip sakoma. sumušimas jau Sumušimas tada jau gaunasi biškai pasikeičia ir jeigu tas savo kaimynas persigalvoja, Taip, tada jau reikia to patį wall agreemento raštiško. ar ne? raštiško. O kai jau iki viršas įvyksta tas, jau daug sunkiau yra gauti negu Absoliučiai. prieš. O tai yra tai buvę, kad realiai teko nutraukti visiškai projektą dėl to, kad kaimynai nesutiko. Pradėjot projektą ir nutraukėt negrįžtamai. Nutraukti neteko, pristabdyti teko, kur pasakė, negali statyti, nes nėra to parašiuko. Tai teko gauti tada imti papildomą kompaniją, kuri ateina patį wall surveyoris ir jisai eina patikrinti pas kaimyną, kaip ten viskas pastatyta yra, nes prieš ir po to po kaip baigsi, kad nebūtų, kad nepadarytume jokių žalos ir taip toliau. Tai va, Žodžiu, o tas užtrunka laiko, o visi nori, kad kuo greičiau baigtųsi, kad kuo mažiau mes ten būtume pas. Labai geras intarpas. Tai esmė, kad su kaimynais reikia sutarti draugiškai visada, reikia draugauti, gal kokią dovanėlę duoti ar ne. Dabar apie tą laiką, ar ne, tai jeigu mes galėtum taip, aš suprantu, 400 projektų ir tų atvejų visokių yra buvę, ar ne, bet jeigu mes imsim tokį standartinį kažkokį ar ne projektą, nu tarkim, pradėsim nuo lofto, ar ne, kiek laiko maždaug klientas gali tikėtis, kad jis matys jūsų veidus ryte vakare savo namuose? Tarp 10-12 savaičių. 10-12 savaičių. Maždaug užtrunka standartiniai. O pats tas leidimų gavimas, ar ne, jeigu mums reikia planning permission, čia jau ilgas procesas ir čia priklauso labai nuo... Planning nuo 8 savaičių. Maždaug jų yra target, vadinamas maždaug apie 8 savaitės. Permitted development aš irgi rekomenduoju, kad kai padarom brėžinius, galima iškart pradėti statyti, bet aš rekomenduoju, kai brėžiniai padaryti architekto, reikia vis tiek į councilą submit for permitted development ir kad dėl viso pikto patikrintų, ar viskas atitinkam, ar ten architektas klaidos nepadarė, daleisim bus 40 kubinių metrų su pusė. Taip. Jau tu viršį. Viskas. Jau viskas. Niekas gyvenime gal nepatikrintų, bet niekada nežinai. Tai geriausiai yra, kad patikrintų ir jeigu councilo savivaldybė pasako viskas, mes neturim problemų, tai tada jau garantuotai žinai, kad tas bus. Dabar toksai klausimas, vis tiek kalbat su klientais ar ne, kokia yra pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės daro arba extensions, arba conversions, ar tai būtų turto vertės didinimas, ar ne, prieš refinansavimą, pavyzdžiui, ar tai vis tiek dažniau savo patogumui? Pagrindas man, iš mano patirties, tai daugiausiai būna, kad reikia papildomos erdvės, o gal tu mane ir patvirtinsi, pavyzdžiui, jeigu pagrindas yra, nežinau, 3 mėgamųjų, ten 1940s, namai pagrindiniai ir žmonėm reikia, šiais laikais visi dirba iš namų, pradeda daugiau dirbti, reikia ofiso, jau tada gaunasi, kur įdėti ofisą, jeigu turiu 3 mėgamus. Tai reikia dar vieno, tai dažniausiai darosi 4 viršuje arba dar 2 žiūrint kokį didžio namą. Aš tą pastebėjau iš tikro COVID laikotarpiu, nes kaip žinia, visi dirbo iš namų ir tas toks, ir aš galvoju, kad ir jūsų verslo, ar ne, tai turėjo būti toksai boomas, kad prasidėjo tų home office, ar ne, įkūrimas ir įsteigimas. Nes aš ir pastebėjau, kad iš tikrųjų tuo metu ir atsirado tas toksai poreikis didesnis ir iš tikrųjų ir dabar dar labai daug žmonių ir jau kiek laiko praėjo nuo pandemijos, daug žmonių vis dar dirba iš namų ir susiduria su ta problema, kad ta erdvė yra reikalinga. Aš tokį trumpą komentarą duosiu iš savo kaip nekilnojamo turto agento iš tikrųjų pozicijos, kad žmonės, kurie daro conversions arba extensions, iš tikrųjų keldami turto vertę, labai reikia pasižiūrėti arėją, ar ne? Taip. Kartais gali būti, kad tu investuosi 80 000, tarkim, kaip pavyzdį mes kainas po to aptarsim, bet tas rajonas, jis turi lubas, už kiek tu gali parduoti nekilnojamą turtą, ar ne? Tai visada, aš manau, reikėtų ne tik gal su architektu ar su statybų inžinierium pasitarti, bet ir prieš darant tokį svarbus finansinį sprendimą, ar ne, galbūt pasikonsultuoti net su nekilnojamu turto agentu ir pagalvoti, ar mes ateityje iš tikrųjų galėsim gauti tą vertę, tą likvidaciją tokią, kokios mes tikimės, nes investicija yra tikrai didelė ir aš manau, kad ir aš esu su tuo susidūręs asmeniškai, kad ateina pas mane klientas su dideliais lūkesčiais ir sako, aš turiu didelį extension, ir aš sakau, aš niekaip negaliu būstintos turto vertės ir mes tikrai, aš matau, kad niekaip negausim,
nes visų pirma tai yra arėja, visų antra yra kiek kas parduota aplinkui. Kiekviena gatvė turi savo. Absoliučiai. Tai va tuo skiriasi iš tikrųjų UK rinka nuo Lietuvos rinkos, kas Lietuvoje daugiau individualiai, ar ne, koks mūsų namas yra, kokia apdaila, mes pagal tai galim tikėtis, kiek mes galim prašyti už tą savo nekilnojamą turtą. Kas liečia Didžiąją Britaniją, jeigu kaimynas savo 3 miegamųjų namą pardavė už tam tikrą sumą, mes 30 ar 40 tūkstančių daugiau niekaip negausim ir ne visada netgi svarbu, koks yra mūsų square footage ar ne. Bet finale vis tiek iš tikrųjų nekilnojamo turto vertę didina open plan kitchen. Tai yra svarbu, extra bedroom, extra bathroom, bet tai yra svarbu, tik tiesiog reikia įvertinti tuos faktorius, kad ar mes turim tas lubas ir kokios jos yra, ar ne. Sekantis segmentas labai svarbus iš tikrųjų ir tikriausiai visų mūsų klausytojų labai laukiamas, tai kainos. Mes labai mėgstam kalbėti apie kainas, ar ne? Tai kokį biudžetą turi žmogus, tarkim, turėti galvoje, jeigu nori, to kaip kalbėjom standartinę, iki 40 kubinių metrų conversion. Bet koks biudžetas turėtų maždaug jau būti suplanuotas galvoje? Vidutiniškai būtų apie tai gal didelė bus skirtumų kaina, bet tarp 50-70 tūkstančių svarų bus vidutiniškai, bet čia irgi priklauso. O nuo ko maždaug priklauso? Kad toks skirtumas? Kokie langai. Taip. Anglijai kainos yra ar ten aliuminio profilio, plastikiniai, mediniai, durys. Žodžiu, nuo medžiagų, ar ne? Jo, ten ar kokios grindys bus kambariuose, tam ar kilimas. Bet minimaliai mes galim maždaug tikėtis apie 50. 50 čia jau tik prasidės nuo ten. Ir po to jau priklauso, kiek nori žmogus išleisti ant vidaus apdailos, nes ir kaip minėjai. Tai jūs darot viską nuo pradžios iki galo. Taip, man galite paskambinti ir paduoti raktus ir atiduoti raktus, jau viskas pabaigta. Tai aš manau, kad čia yra tikrai geras dalykas, nes, sakau, jeigu jūs turit juo labiau ir savo architektus, ir savo viską, tai tiesiog nėra headache. Bet kartais klientai bando taupyti, man atrodo, kaip būna, sako, jeigu aš ten paimsiu tą ten pasimsiu kažkokį Petrą iš kažkur, padaryti ten tą, dėja, labai sunku tai yra padaryti. Ir šiais laikais, kaip minėjau, pandemija buvo, daug mūsų užsieniečių išvažiavo iš Anglijos. Ir jie negrįžo. Lietuvių, ar ne? Lietuvių. Statybininkų. Statybininkų labai sumažėja yra Anglijoje. Taip. Ir suras gerus yra labai sunku. Taip. Dažniausiai kas dabar gali kažką greitai padaryti, tai turi būti kažkas problema su juo, kažką blogai darantis, nes geri statybininkai nėra. Tas, kas neturi šiai dienai darbo, reiškia, kad kažkas negerai, nes mes darom pas mus pusę metų ir kai kurie yra metus į priekį būna užsakyti objektą į priekį. Laukti, ar ne, tiek žmogus turi, supratau. Tai žodžiu, jeigu aš pasakysiu, kad pas mane Petras padarys sienas, ar ten kažkas padarys elektrą, jūs jau nori daryti viską nuo pradžios iki galo, ar ne? Ir tuo dalyku, man atrodo, geriausia, jeigu kažkas įvyktų, absoliučiai. Tu tik pas vieną žmogų apie tą kompaniją eini ir... Visiškai ir jums kompanijai. Jis bus piršto rodys vien tik kitą, nesakys, ne, aš padariau, čia tas ir tada pasidaro biurokratija. Nes vis tiek kaip kompanija ir kompanijos reputacija, ar ne, čia tokių dalykų, kad kažkas atėjo, kažkas padarė, tai žodžiu, neturėtų būti. Gerai, aptarėm loft conversions. Kaip dabar dėl extensions, ar ne? Tai kiek yra, aš nepaklausiu gal prieš tai, kiek yra be planning permission, koks yra plotas, kurį mes galim daryti? Tai galima be planning, extensionus galima iki 6 metrų daryti. 6 metrų mes kalbam apie ilgį. Ilgį jo, bet yra daug visokių, ten 3 metrus gali daryti iš vis be nieko. Bet jeigu eisi iki 6, tai jau reikia turėti vis tiek reikia tą daryti per councilą ir bus tas vadinamas, kaip tas yra, ten neighbors. Kad kaimynai, žodžiu, turi sutikti, ar ne? Susikimas turi būti. Bet, žodžiu, tai tas tada toks, imkim tą standartinį iki 6 metrų, ar ne? Irgi apie kainą norėčiau paklausti. Suprantu, priklauso irgi vėl nuo medžiagų, bet maždaug mes imkim tą labai standartinį tokį variantą, kadangi mes turime loftų tą minimalų 50, maksimalų, sakykime, 70 extensions. Extensionai būtų, jeigu link 6 tai metrų, tai manyčiau apie kokią 80 tūkstančių ir aukštyn. Tai žodžiu yra... Bet čia priklauso viskas nuo labai nuo medžiagų, viskas priklausys, ką naudosi ir
Dabar jūsų projektų, kalbant apie projektus, ko jūs daugiau darot ir ko klientai kuo daugiau reikalauja, ar tai extensions, ar tai loft conversions būtų? Šiaip daugiau palėpės pas mus, Palėpės pas mus daugiau, daugiau yra, nes man atrodo, gal tie ofisai Jo. žmonėms reikalingi ir papildomas mėgamas, kas Miegamasis, gaunasi. Tai taip. yra daugiau pigesnis variantas, kaip galim sakyti, dadėti erdvės ir kainą, kaip sakant, biškį namą pakelti. Taip, Bet kai sakei, bet ta kaina priklauso nuo gatvės, taip. nes daug kur dar esam būna, kur žmonės, aš noriu to. Man tai kaip kompanija Jo. gerai, nu, Jo. aš kuo daugiau noriu Padarysi, klientas jo. padarysiu, bet bandai paaiškinti klientui, Žmogui, ar bet ne? kam Taip. tau daryti auksuotas rankenas, Taip. jeigu toj gatvėje dėja, tu niekad Čia yra mano kasdienybė. nesimsi tų pinigėlių. Yra mano kasdienybė kalbėti su žmonėm ir expectations yra visada dideli. Taip. Expectations yra, aš investavau tiek, aš pasidariau garažą, aš pasidariau tą. Deja, realybėje viskas atrodo labai labai kitaip ir sakau, ir dažnai žmonės nusivilia, kad tokias investicijas padarė, jie tos gražos. Nes jie nemasto apie potencialų gal Taip. pirkėją. Tau patinka raudona, man gal Taip. baltas, pavyzdžiui, patinka. Ir tu ten visą namą išdažysi raudonai, bet man tas netinka. Tai jau iš karto man aš atėjęs sakysiu, man čia reikia perdažyti, man dabar reikia kainą bandyti mušti, o ne kelt. Kaip sakoma, tai dėl to žmonės nemasto. Tai mano kolega Remigijus, tai žodžiu, jis atėjo, žmogus norėjo pardavinėti savo namą ir Remigijus tikėjo ir jis parodė labai didžiausią savo laiptais, jau ten buvo įspūdingo grožio laiptai, ar ne? Ir ten jis pusę valandos pasakojo apie tos laiptus, žodžiu, tikrai įspūdingi laiptai. Jie sutarė pardavimą, žodžiu, viskas tvarkoja, pradėjo eiti žmonės, žiūrėti namus ir žmogus davė pasiūlymą. Pasiūlymas buvo priimtas ir tas žmogus atėjo į tą namą ir sako, pirmas dalykas, ką reikia čia nugriauti tuos laiptus. tai va, viskas lygiai apie taip. Grįžkim prie extensions, ar ne? Ar yra galimybė daryti 2 aukštų extension ir ar tai sudėtinga? Ir iš kitos pusės, ar esate tą darę? Esam, galima daryti, bet irgi atstumai turi būti, kiek vietos dadedi, viską per planningą dar reikia eiti automatiškai dažniausiai, nes nebent čia detached house kažkoks ir labai didelis atstumas nuo kaimynės, tai da be problemų, bet dažniausiai to mes neturim. Tai jau bus daugiau full planning. Nepaklausiu iš tikrųjų, o pavyzdžiui, ar užsiimtumėt statybom, ne extensiono, o statyti, tarkim, yra žemės sklypas, ar ne gardinas didelis, gautas planning permission ir pastatyti, sakykime, mini namą ar ne gale gardinę. Ar daro tokius dalykus, ar jūs neužsiimate? Aš dar nedaręs pats, bet jeigu būtų darytume, buvo prieš porą metų, norėjau, kad mes darytume, bet aš neturėjau resursų. Jo, nes iš tikrųjų tai visai kitaip negu. Nes šiuo metu problema yra gauti gerų statybininkų. Taip. Tai galutinė kaina iš tikrųjų projekto priklauso, sakysime, kad nuo medžiagų, ar ne? Kokios naudoja? Nuo medžiagų, nuo kliento, kiek klientas bus pasiruošęs. Kad kuo daugiau statybininkas žino, ką daro, kuo mažiau keičia, nes būna padarai sienas, ištinkuoji į sienas, būna net plytelės sudėdė ir tai, man nepatinka. Žmogus, ar ne, klientas? Ir žino, kad tai kainuoja, dabar reikia vėl plaktuką imti viską daužyti, kaip sakoma. Tai reikia vis laikas, bandau paaiškinti, kad jeigu perdaži kambarį, tai ten galima pasirinkti spalvą labai greitai, bet jeigu nori jau rimtesnis projektas, praleis laiko, pasigalvoti, ar tau tikrai to reikia, tokio dydžio kambario, kaip ten bus, bet tam yra architektai, kad jie padeda tam klientui tą įsivaizduoti. Taip. O jūs ir apie dizainerius, man atrodo, jūs esate turėję projektų, aš esu sekęs su dizaineriais, ar tai yra kažkas, ko žmonės pas jūs prašo taip pat, ar tie projektai su dizaineriu vis dar vyksta? Taip, vyksta, man atrodo, kad daug klientų įsivaizduoja, kad jau dizaineriai, tai čia yra jau baisu, kainuos man tūkstančiais ten ir aš negalėsiu išsimokėti ir jie dažniausiai Google susiranda, aš noriu šito. Bet iš tikrųjų geriausiai šiaip pat patariu, kad reikia per interjero dizaineris eiti, nes tas žmogus tave iš šono pažiūrės ir jis mato geriau, negu pas save matysi ir jie dar gali tau sutaupyti pinigų. Ką tu išleisi ant jų kaštai už dizainą, bet jie tau suras tokių dalykų gali... Sprendimų, kur
dar bus pigiau nusipirkti, negu tu pats ieškosi, nes jie jau žino, jau toj srity sukasi daug metų, tai jie gali daug, net tikrai, net gali sutaupyti pinigų, net ir per visą projektą. Supratau. Dabar iš tikrųjų toks klausimas, ar ne, mes kalbėjome maždaug apie kaštus, tai pradžioje jūs tos kaštus maždaug aptarėt ir tą kainą maždaug jau galit pasakyti, ar ne? Kaip skirtųsi realiai ta kaina, tarkim, nuo pasakytos, ar yra kažkokių, kad žmogus turi būti pasiruošęs nenumatytiems kažkokiems momentams, nes vis tiek tai yra svarbu, tai yra planavimas finansų, ar yra kažkokių iškilę dalykų, kad ta kaina įsipučia, tarkim, ten prisideda 5-10 tūkstančių. Būna daugiau, žinok. Wow. Aš turėjau projektą, pradėjom nuo 60 tūkstančių, užbaigėm virš 200 tūkstančių. Wow. Tai dabar jau pasakok. Tai kas čia ten, ar tos auksinės rankenos, ar kas ten tai buvo? Tai pradėjom nuo palėpės, o gavosi ir priestą pastatėm ir visą namą perdarėm praktiškai. Bet žodžiu, čia jau žmogus norėjo, bet ar būna tokių nenumatytų kažkokių, kurie... Nematytų, tai dažniausiai žmonės nepagalvoja, kiek reikės jiem, nežinau, razečių. Taip. Pakeičia, sako, norėjau tokio lango, dabar noriu durų. Noriu stiklinės ten... Beliškai, kaip lietuvių, nežinau, ten didžiulė balkonė to. Visi tie papildomi užsimanė ten kokių eglutės parketo. Žinai, jie žmonės nepamasto. Bet čia vis tiek yra žmogaus... Taip, pagrindas žmogus, taip. Jis eigoje procese pakeičia savo nuomonę ir sako, aš jau noriu ten tą, man padaryti. O šiaip dažniausiai, pavyzdžiui, palėpėse, tai ten kažką surasti, nežinau, tokio, kad nenumatytų labai sunku, nebent klientas įdeda. Nebent, nežinau, stogas, pavyzdžiui, labai prastas yra, kažką reikia ten stogą gegnės pakeisti, kažką tokio, bet... O prie extensionų, tai čia priklauso nuo žemės, koks yra gruntas, kiek giliai reikės kast, nes kaip pirmai kainuoji, tai standartinis yra dažniausiai būna metro gylio. Bet tu nežinai, kas to metro gylį yra, kokia žemė, ten kaip kas ir kartais būna nenumatytų, kur reikia 1,5 metro, gal 1,80 m reikia gilin kasti. Tai jau papildomi kaštai būna klientui. O tarkim, aš dabar pats irgi galvoju, iš tikrųjų susimaščiau ir kokia tavo, Davidai, nuomonė būtų, kokiam rajone loftas labiau apsimoka daryti, ar kažkiam brangesniam, ar vidutinės klasės, keliant vertę, pavyzdžiui. Šiaip nuo vidutinės ir į viršutinę klasę. Jo. Nes kurie jau... kurie žemiausiam, dėje, aš nežinau, gal tu žinai, pavyzdžiui, aš galvoju, kiek dabar Londone, nežinau, tarp 500-550 vidutinė kaina, turbūt kaina namų, aš nežinau, gal... Jo, vidutinė iki 600, aš čia taip skaičiu. Tai aš manyčiau, jeigu namas 500, tikrai verta, o jeigu žemesnė kaina, reikia pas tave eiti ar pas kitą estate agent, kaip sakoma, patarimą, pasižiūrėti ir gerai apgalvoti, ar verta, nes gal geriau tiesiog yra, ką tu išleisi tuos... Nežinau, leisim 70 tūkstančių svarų, gal geriau tiesiog yra iškart nusipirkti didesnį namą. Tai aš kitoj gatvėje. Aš esu čia superinis, iš tikrųjų superinė tema ir labai geras įvedimas, nes kartais, jeigu tu tai planuoji kaip šeimos pagausėjimą ar ne, ir kartais iš tikrųjų gal yra pigiau tiesiog nusipirkti parduoti šitą būstą ir nusipirkti kitą, negu investuoti į tai, nes mes kaip ir kalbėjom prieš tai, ne visada tu gali atgauti. Dabar norėčiau paklausti, iš tikrųjų, gyvenant ar ne, kaip vyksta statybos, tai toks ta buitį tokia paliesti, ar ne, kokie dažniausiai, su kokiais nepatogumais gali tikėti susidurti žmonės, ar ne, kaip vyksta čia be triukšmo ir be dulkių, ar dar yra kažkas tokio, ką išskirtum? Šiaip nėra tas pagrindas, gal būna kartais reikia mum elektrą atjungti, jeigu žmogus, klientai dirba iš namų, tai reikia, mes, kaip sakoma, kai iš namų dirbi, tai ir internetas reikalingas, elektrą atjungi, interneto irgi nėra jau. Tai va, tom dienom nerekomenduojama būti namuose, bet čia visą laiką suderinimas su klientais, vandenį reikia atjungti, nes reikia būna perjungti, būna nuo gatvės reikia naują atvesti, būna net elektros laidą reikia visiškai naują į namą įvadą įvesti, jeigu, nežinau, kur, nežinau, elektros skaitliukas gal buvo tam tikroje vietoje, reikia patraukti ir visokių būna. Bet šiaip tai paprasta, jeigu jau biški daugiau eini į namą, kur jau darai visą namą jau perdarimą, tada jau geriausiai įkrausi. O šiaip tai praktiškai mūsų nesimato, nesijaučia, žmonės gali gyventi be problemos. Aš turiu labai geras mano pažįstamas, jisai dirba su Lease Extensions.
extended leases, kai nusiperkamus, Taip. ir jis, ką dažniausiai jis daro, ne kaip kelia turto vertę, tai tarkim nusiperka vieno kambario butą ar ne, ir iš to vieno padaro 2, arba nusiperka 2, iš tų 2 padaro 3. Ar tai yra kažkas, ką jūs taip pat darytumėte, ar esate darę, ar Taip ne darome, jūsų? jau taip supratau, nes va, kai šiandien buvau iš ryto, buvau nuvažiavęs pas vieną savo klientą, kur kitą savaitę pradedam projektą, jie turi butą, Victorian House, ir šiuo metu yra 2 miegamųjų tas butas. Tai mes dabar dadėsime dar 2 kambarius, tai bus dar 2 miegamieji. 2 dar 2? Kokiu būdu? Į palėpę, bet čia gaunasi jau, palėpę, bet čia yra kaip butė, tai yra full planning. Jau negali eiti per permitted development, bet būtų jau reikia full planning. O yra, kad tiesiog ne per palėpę, ar ne, kad nėra palėpės, bet žmonės nori iš vieno miegamojo ar buto pasidaryti 2. Galima, bet irgi reikia žiūrėti, kur langai yra, kaip kas atitinka, koks yra tas leasehold, yra koks, žinai, nes matęs, kur būna, kur tiesiog per vidurį lango padaro sienas, gal nežinau, matęs, kai būna nuomoja, esu susidūręs, taip. Tai tokių nelabai praeitų, kaip sakoma. Supratau, nes yra ir vis tiek yra ir reikalavimai, ar ne, kiek tas kiekvienas bedroomas, ar ten kiekviena ta erdvė minimalus space, kiek turėtų būti, ar ne? Nes vienu metu turėjom projektą, darėm Kingstone, dirbom prieš 4 gal metus darėm ir ten klientas turi 2 namus ir jis nuomoja tik tai studentam. Kaip ir permitted development viskas atitinka, visi reguliavimai, viskas be problemos. Bet ko klientas, nežinau, ir aš pas nežinojau, kad nuomojant ten studentam yra atskiros, koks turi būti aukštis ir kiek kubinių metrų turi būti pats kambarys. Tu savo vaikus ar pats gali gyventi ir tokioj dėžutėj. Bet čia nebūtinai gal studentams apskritai gal nuomojant. Nuomojant, ir visiškai kitoje. HMO ir visai kitos taisyklės. Taisyklės. Tai va irgi reikia žiūrėti, kam ten darysi tą ar savo, pačiam savo, nėra tokių regulations, o kai jau darai kažkam nuomot, bus irgi, tai irgi reikėtų atkreipti tą dėmesį. Toks klausimas apie klientus, apie jų lūkesčius, ar yra buvę, kad klientas emociškai neįvertina ar ne pačio projekto ilgio ir kad ateina vidury projekto ir sako, aš jau negaliu, aš jau viskas, aš pasiduodu. Tikrai būna, nes mes, kaip sakant, gal blogai skambės, atakuojam jūs klausimais, kur tas bus, kur iš to norim. Ir jie galvoja, kam tas deidas mane čia klausinėja. Bet aš būna paaiškinu, daleisim, paimkim palėpę, jeigu ten bus tas master bedroomas bus. Tai bus lova, tai dabar 2 rozetės iš šonus eina, bet kur tos rozetės eis, kokie staliukai bus, kokia lovas pločia bus. Tai reikia labai daug į priekį žiūrėti, nes man pačiam nepatinka, kai asmeniškai, kai matai kokią rozetę, bum, čia kažkur tai, kur gal turėtų būti visai ten. Ir galvoju, kai naują statybą darai, tai turėtų būti viskas idealiai apskaičiuota, padaryta. Iš tikro smagu girdėti, kad jūsų požiūris yra toks, ar ne, kartais einat, žinot, atakuojat, kaip sakot, ar ne, bet kad jūsų požiūris yra tas, kad jau aš geriau paklausiu vieną, gal reikės ir 2 kartus, bet kad žmogus liks patenkintas. Tai aš galvoju, kad šiais laikais tai yra pakankamai retas dalykas ir reiškinys. Tai ir kaip dylina su tuo, ar ne, su tų klientų, to emocinį breakdown, galima tai pavadinti, ar ne? Tai mes po trupučiuką, jeigu taip iškart duosi visus klausimus per dieną, tai matai, jie ten akis didėja galva ir jie jau pasimeta ir jie nieko nenori, jie tik pasakys viską. Kaip sakoma, bet jie net negalvodami. Tai mes bandom po truputį ten kasdieną, po klausimėlį, ten, kaip sakant, neutraliai, žinai, taip. Tai kaip psichologai. Kartais yra, kad dirbi psichologo darbą, ar ne? Jo, nes matai pagal žmogų, matai prie kurio prieiti, ar prie vyro, ar prie žmonos tenai, kuris, kaip, jeigu matai, kad būna gal net tą koją iš lovos išlieka žmogus, matai, gal šiandien galvoju neklausiu, gal geriau paliekam, nes yra labai rimti sprendimai, turi būti priimti. Ir geriausia reikia, kad būtų žmogus, normaliai mąstytų. Absoliučiai. Tai iš savo pusės iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad jeigu ateina tau refinansavimas, ar ne, vadinasi, remortgages, ar ne, ir tu planuoji tos darbus, tai kartais reikėtų gal iš tikrųjų pagalvoti, ar tie darbai nebus tau vidury to remortgage, ar ne. Ar yra buvę kažkokių situacijų per visą tą laiką, kad reikia žmogui daryti remortgage ir ateina vertintojas turto, įžiūrėti iš čia vidury statybų. Taip, gal grinai nebuvę, bet buvę, kaip jau iš anksto buvom starę, kad būna pasako, mes remortgage'am
į ten bus už mėnesį ir kada mūsų Jo. pinigai mum įplauks Jo, į mūsų sąskaitą. Bet klientas nori pradėti, būna anksčiau kartais. Taip. Būna, sako, aš noriu pradėti ten 2-3 savaitėm anksčiau. taip. Ir čia būna, mes sutarėm iš anksto, tai va, tą dalyką. Bet dažniausiai geriausiai yra tą pasitvirtinti, gauti remortgage iš anksto, nes Taip. kaip negali garantuoti, taigi manyčiau, kad Absoliučiai, visiškai. nes vienas dalykas principal agreement, kaip nes jūs pasakėte, yra, Taip, kol nėra parašiuko, tol tu pinigų negausi. absoliučiai. Tai čia yra labai svarbu. Ir kitas klausimas toksai prie trukmės, ar ne, kiek ilgiausiai, jeigu prisiminsi iš savo viso darbo laiko, esat užtrukę prie vieno projekto ir kodėl taip ilgai užtrukę? Turbūt bus apie virš metų bus, bet ten namas, nežinau, gal 500 kvadratų gaunasi, Wow. tai ten labai daug Wow. darbo yra ir Supratau. buvo ir... Bet žodžiu, viskas buvo aptarta, kad tiek Taip. užtruksit, ar nebuvo kažkokių ten staigmenų, kad Ne, nebuvo. turėjot būti... Buvo, tai du mėnesius staigmenų, taip, staigmenų visą laiką atsiranda brėžinių, nes ten virš 500 brėžinių buvo, vien tik tai, Wow. tai pereik per 500 lapų, Wow. kiek yra detalių ir viską, ir ten atsiverti būna kartais ir žiūri, o palauk, kaip Tai ten- dabar tas to susijungs. Tai ten jūs spėjau, ten buvo toks kažkoks high-end, ar Jo, ne, taip. property, jau ten supratau. Ir nebūna, kad baisu prie tokių projektų net prisilies, kad žiūri pradžioje ir taip. galvoji, wow, čia aš nesu tikras, kaip bus. Taip, ir labai sunku kainuoti tokius, nes Jo. niekad nežinai, Taip, gali planuoti, aha, tas užtruks savaitę, gal 2, bet kartais tie visi unikalūs, jo, kur, kaip, pavyzdžiui, gyvenime dar nedarę esam kažko, tai, Jo. tai neįmanoma jo absoliučiai, jo. aš sutinku. apskaičiuoti laiko, kiek kainuos medžiagas, taip, ten kiek kvadratų kažkokio reikės dalyko, tu gali paskaičiuoti, bet laiko labai yra Jo. sunkus, toks subtilus dalykas yra. O būna, kad žmonės, pavyzdžiui, galia, jeigu, tarkim, kažkiek projektas ar ne, tie rėmai finansiniai prasiplečia, ar būna kažkokių nesutarimų, kad žmogus sako, žinai, Davidai, jau negaliu finansiškai pavežti Šiaip ir kaip sprendžia tokius Pas dalykus? mane dažniausiai mes dirbam pagal kontraktą, kaip sakom, kas yra sutarta. Mhm. Viskas būna surašyta, kiek visokio bus, kas bus padaryta. Ir jei, nes buvo ne vienas, ne du projektai, kur, pavyzdžiui, žmogus nei cento daugiau nesumokėjo. Jo. Buvo tiek, kiek sutarė, tiek ir sumokėjo. Bet klientas nieko nekeitė. Taip. O dažniausiai būna dėja klientai, gal dadėkim tą, gal... Tai labai tiksliai jo. tai pavyksta paskaičiuoti, ar ne viską. Tai va čia yra profesionalumo toks įrodymas, ar ne? Jeigu gauni, nežinau, eini, ieškai tų statybininkų kompanijų ir vienas atsiūs detalę sąmatą, Taip. o kitas atsiūs tik tai skaičių. Jo, maždaug, aha. Tai šiaip reikėtų vengti dažniausiai tų, Taip. kurie tik skaičių, nes ten, kad jie Nežinai, maišė, kas už ką, taip. už ką tu sumokėjai, nes mes tekę, kur perdarėm kažkokį kitų darbus, kur būna išmeta kompanijas ir mums skambina, kad gal galite užbaigti Taip. projektą. Tai dažniausiai tokiems sakai, galim, bet dėja eisim ant valandinio, aš negaliu jums įkainuoti, nes aš nežinau, Absoliučiai. kas Kas padaryta padaryta rytą ir ką ir reikia ką pakeisti. Ir dažniausiai va tie buvo objektai būna, kur aš pažiūriu į tos jų kontraktą, ten nieko neparašyta. Jame tai paprasčiausiai yra suma, dalesim už palėpę, bet Tik parodo neprofesionalumą. taip, tai žmogus gal gavo pigiau ant popieriaus, atrodė Jo. gerai, Jo. nes parduot, man atrodo, daug žmonių gali Oi. viską, kaip sakoma, bet dėja yra ir tų, kurie... Kas liečia kainą, aš čia dabar iš tikrųjų dažnai susiduriu, ar ne, mes kiekvienas nekilnojamo turto agentas turim savo įkainius taip pat, ar ne, mes dažniausiai imam procentą Taip. nuo pardavimo. Ir aš dažnai susiduriu, kalbėdamas su potencialiais pardavėjais, sako, kodėl tu imi tiek, o kitas ima tiek. Ir aš dažnai užduodu klausimą, o kaip tu galvoji, tu norėtum gauti maksimalę vertę už savo namą, kiek tu galėtum gauti? Ar tu tiesiog kažkam atiduodi, ar ne savo brangiausią turtą, ir, tu žiūrėk, tai aš taip pat iš savo pusės visada vertinu tiek, kiek aš darbo įdėsiu, kadangi aš esu nepriklausomas agentas, ar ne? Tai aš kiekvieną tą pardavimą vertinu individualiai. Taip. Ir aišku, mano pačio yra intencija tą kiekvieną nekilnojamą turtą parduoti kuo brangiau, kadangi aš imu procentą. Tai aš manau, kad žmogus turėtų atsižvelgti į tai, ar ne, nes yra daug agentų, kurie tiesiog dirba high street agentūrą ir jiems svarbu listinti, ar ne? Svarbu, kad ten būtų, kažkas ateis, nupirks gerai, neateis, pastovės pusę metų, gal tada kažkas kitas perims. Aš esu suinteresuotas, kad tai būtų, ar ne? Ir mano situacijoje yra labai svarbu dėrybiniai įgūdžiai, ar ne?
tai kartais tas procentas galbūt, kaip ir skėjom popieriaus, atrodo šiek tiek didesnis, bet jeigu tu sumokėjęs ekstra 0,5% gali gauti ekstra 10 000, tai Taip, aš manau, kad kiekvienas taip yra. pasirinktų tai tas pats ir tavo darbe, ar ne, kad žiūri, ant popieriaus atrodo gražu, bet realybėj tos kainos po to Taip, įsipučia. taip yra, nes daug kompanijų būna samdo tos pardavėjus, net va statybų kompanijom, kur eina, tai jisai ar parduos už 50 000, ar 60, jisai daleisim gauna tą savo procentėlį, Taip, tai jisai ten ar gaus, daleisim, nežinau, 1000 ar 1100 svarų Jo. už pardavimą. jo, Tai jam ta 100 svarų per taip, daug nesudarys, Jo. kaip sakoma, tam pardavėjai. Bet iš tikrųjų jisai parduos ką ten maiše, dėl to, Taip. kad ten daug kas bus neįdėta ir žmogus to nesupras ir nežinos, jeigu nėra savo kontrakto surašyto visko. Tai dabar va, tai, kad tu pasakei, iš tikrųjų mane veda prie kito klausimo, kaip žmogui pasiruošti apskritai, pavyzdžiui, jeigu turi idėją, kad jis nori arba extension, arba loft conversion, koks tas mano būtų kaip kliento ar ne pasiruošimas, kalbu galbūt apie kažkokius dokumentus, apie informacijos susirinkimą, ar ne, kaip tu rekomenduotum kaip profesionalas pasiruošti žmogui visam tam procesui. Paprasčiausiai žinoti, ko nori. Taip, Žinau, kad ten, sakau, ar miegamas, ar virtuvė, Jo. kuo daugiau informacijos duoti statybininkų kompanijai. Ir tada jie gali tada paskaičiuoti kažką jum, nes kitaip, jeigu ten ateini ir klientas pats nežino, ko jis nori, tai labai yra sunku, nes būna, ne tik ko jūs norite, tenai French doors, sliding doors, ar tenai kokių ten bifold durų ten ir kaip pavyzdžiai, ir žmonės, nežino, ko jie nori. Priminė man vieną dalyką, kai pasakei, ar virtuvės nori šitą. Tai aš vieną kartą esu užėjęs į namą, ar ne, įeini į namą, prieškambaris, tai žiūri yra svetainė, tada ten žiūri yra valgomasis kažkoks, ar ne, tada ten antrą aukštą miegamasis, vonios, viskas, kur jūsų virtuvė? Tai iš tikrųjų žmogus įsirengęs virtuvę lofte, ar esat su tuo susidūrę? Aš esu matęs vieną kartą, kad virtuvė yra lofte. Tai labai neįprasta buvo ir aš galvoju, kur ta virtuvė, ne, tai pasirodo lofte. Tai ar buvo, ar iš tikrųjų galima taip daryti ir ar čia yra legalu? Šiaip galima, ar ne, dėl kitų reguliacijų? Galima, viskas galima, bet tik tai, nebent kažkas labai keista buvo. Labai keista, kaip užnešti maistą, viską, kiek reikėtų vaikščioti per dieną. Ir aš įsivaizduoju jo funkcionalumo ir kodėl taip daryti. Tai... Nes tokio kaino namą, automatiškai matant, tai turėtų būti jau kaip gatvė žemiau. Aš labai daug neklausinėjau, labai daug į tai nesigilinau, bet buvo labai neįprasta iš tikrųjų. Įdomus dalykas. Kokias klaidas dažniausiai žmonės daro, ar ne, klientai prieš kreipdamas pas jūs? Ar yra kažkokie dalykai, kur jie jau kreipiasi ar ne ir sakot, šitas procesas kažkoks pradėtas ir tos klaidos kažkokios padarytos, kur jums reikia taisyti? Dažniausiai būna pasamdo architektus, gal labai daug kalba apie palėpės, bet būna pasamdo palėpėm architektą, kuris nesupranta palėpių. Pačio koncepto, ar ne? Pačio koncepto, nes ten viskas yra labai... kaip sakė, labai squeeze viskas yra jo ir ten kiekvienas milimetras yra svarbu dėl aukščio, dėl visko dažniausiai būna. Ir jie neišnaudoja potencialo, jie tik ten tos brėžinius padaro viską, o pačiasi būna mes ateinam, jeigu, pažiūrėjau, klientas jau ėjo tiesiog su architektu kažkokiu tai. Ir atsiverčiu su brėžinius ir matau, kad, tas neveiks. Taip. Ant popieriaus atrodo gražiai, bet realybėje nėra to, nes tada būna neinvestuoja į gerą architektą ar į gerą kompaniją, kuri jiem padėtų. Tai sakykim dabar pačio projekto svarbą, ar ne, jeigu aš paprašyčiau pas tave įvardinti 5 svarbiausius dalykus, sakykim, 1 yra pats svarbiausias, 5 yra mažiau reikšmingas, tai top 5 dalykus, į ką investuoti ir ant ko netaupyti. Tai koks būtų tavo tas 5-tukas? Tai sakykim, architektas, į kokią poziciją mes statom architektą iš 5-tuko? Šiaip architektas vos ne pirmo vietą skaičiau asmeniškai, vietą. Priklausomai nuo koks projektas yra. Taip. Jeigu projektas biškio nuo vidutinio į viršų, architektas labai turi didelį reikšmę. Tada rangovas, jau mes architektą turim pirmo vietą, rangovas... Antrojim dėčiau, nes jisai kaip sakant, kaip kas įvykdys. 3 gal dėčiau pinigus gal, nes be pinigų irgi nepastatysi. Medžiagos, tarkim, medžiagas gali... Kiek galim pataupyti? Jo, gali naudoti, nežinau, ir ąžuolo dalesim, gali pušį naudoti. Ir gali tą patį praktiškai
achieve, kaip lietuviškai Jo, kalba. jo, Gauti rezultatą į sumą pataupus ant medžiagų. pataupius, bet reikia būti protingai, Jo. bet tam ir ateina va architektai. Jo, tai žodžiu, netaupom, number one svarbiausia, architektas, number two, kas daro Aha. rangovas, Taip, number three, tada mes žiūrim, medžiagos yra labai svarbu Taip. ir svarbu ir netaupom medžiagom ar ne. Nu tai toks gal paliekam trejetuką, ar ne, tai va dalykai, kurie yra svarbiausi ir į ką atkreipdėmėsi. Kaip surasti, patartum žmogui patikimą rangovą ir kokius klausimus prieš pasirašant kontraktą irgi užduoti. šiaip labai populiarus būna, kiek iš mano patirties būna, visi dažniausiai vaikai eina mokyklas, tai yra tos grupės, tam WhatsApp, Tėvų, ar ne? tėvų. Gali parašyti tenai, gal kas darėtės palėpės, gal kas darėte extensionus, nes man atrodo, Tai žodžiu, patikimiausia yra kas yra iš rekomendacijų dažniausiai. Internete mes visi galim padaryti labai gražiai viską, sumokėti pinigai, bet iš rašys tikrųjų komentarų gerų. Taip, tas ant to galima rasti, bet geriausias yra eiti ant to, bet ant to irgi nepasitikėti, nes vienam gal tau, pavyzdžiui, tas statybininkas patiko, bet gal jis mano nedėtiks lūkesčių, gal jis biškai bus per prastas, ar kažką, tai visą gerai rekomenduoju, kai gauni tą rekomendaciją, pasikalbėsi su tuo statybininku, statybininkas ateis, pakalbėsit, pasižiūrėsit, ar visų pirma viens kitam tinka, nes, pavyzdžiui, irgi būna pas klientus ir negražu pasakyti būna, kad aš mintysiu jau, kad galvoju, kad su šituo klientu aš turbūt nepadirbčiau, nes, netinka charakteriai, kažkas nesueina, tai irgi reikia žiūrėti, nes labai ilgą laiką turėti. Tiek net ar ne? Taip, nes koks bus darbas, jeigu tu esi ant rinties visą, nes mes, kaip sakant, įeinam į jūsų namus. Jo. Ir mes nori, ten turėsime būti ant 3 mėnesius ar pusę metų, ir jeigu yra trintis, darbas nekoks bus padarytas. Supratau. Tai reikia žiūrėti visą laiką, reikia žiūrėti, ką turi. Kokius klausimus būtina ir rekomenduotum užduoti iš tikrųjų klientui prieš pasirenkant kompaniją, su kuriais jis nori daryti loftus ar extensions? Tai reikia pasitikrinti, manyčiau, kiek kompanija metų gyvuoja, ar nauja, ar kiek jau, sakant, kokią galima į finansus pasižiūrėti, ką jie turi, galima pasitikrinti internete, ar jie, kad nebūtų problemų su kompanija, kaip sakoma, klausimai, kokios garantijos duodamos yra, kaip apmokėjimai vyksta. Labai geras. Tai su jumis, pavyzdžiui, jeigu žmogus nuspręstų dirbti, kokios garantijos duodamos, tarkim, visam projektui, ar jeigu ten sutrūktų, aišku, aš nesakau, kad tai būna. Tiesiog čia klausiu iš... Būna, visko įvyksta gyvenime. Meluosi, jeigu ne visi yra medžiagos, taip, medžiagos, ten kažkas įvyksta, taip, visko gali būti, kaip sakoma. Tai kokios garantijos duodamos? Tai šiaip duodam 10 metų garantiją. Stogam priklausomai gali būti nuo 10 iki 20 metų. Ar priklauso nuo medžiagų kokios naudotos? Taip, priklauso kokia medžiaga buvo naudota, kaip sakom, elektrai bus 2 metams, santechnika 2 metams duodama, tai priklausomai, tam tikrai daliai yra tam tikras metų garantija duodama ir priklausomai, kaip buvo, kad kaip apmokėjimai eina, labai svarbus dalykas, nes būna daug matęs, kur kompanijos pradžioj per pirmą, 30-40% projekto dalies paima kokią 80%, 90% sumos jau viso projekto statybos. Tai čia irgi labai rizikinga. Kaip pats rekomenduotum, ar ne, kaip daryti ir kaip jūs darot, ar ne, kaip su tais apmokėjimais, kaip ir skaitėt, tarkim, projektas trunka pusę metų, ar ne, ar yra kažkoks pradinis įnašas, kurį reikia įnešti ir kaip tie apmokėjimai vyksta, tai prašau, jei gali biškiai apžvelgti ir paaiškinti. Pavyzdžiui, aš galiu kalbėti už save tik tai šiuo metu, tai, pavyzdžiui, pas mane yra 5% yra kaip tas depozitas, į tą kainą įeina ir architekto kaštai ir viskas, kad jau, tie pinigai nedingsta ir aš tą žinau, kad klientas bus su manim, nes buvo atveju, kur būna ir sumokėję net tą depozitą, žmogus persigalvoja, praeina pusę metų, pasikeičia aplinkybės ir sako, Deividai, mes negalim daryti, arba nedarysim šiemet. Dažniausiai gal čia šeimos, finansiniai, arba būna tiesiog pasimasto parduot namą, kraustytis, darbas pasikeičia ir visokių būna, kaip sakoma. Supratau, tai žodžiu, paklaust apmokėjimai labai svarbu. Labai svarbu. Ir siūlytum iš tikrųjų žmonėm, ar ne,
Taip mes grįžtam prie to, kaip įsiskirsto tie apmokėjimai. Taip. Tai žodžiu, pradžia 5%. Procentai, o po to jau aš, pažiūrėjau, mes įmam tam užatam atliktą projekto dalį. Ir būna sutarta, ten daleisim, padarysim stogą, bus X amount, padarysim ten grindis, bus tiek, ten ištinkuosim, bus tiek ir viskas yra surašyta prieš pradedant. Svarbiausia, reikia turėti kontraktą, clarity nuo pat pradžių, kad būtų ką darys statybininkas ir kada ir kiek paims už tą projekto dalį. Nes jums į kompaniją irgi tikriausiai, kad reikia atskirai apmokėti žmonėms, kurie dirba prie tam tikrame etape projekto vystymo. Supratau. Ir tai iš savo perspektyvos, ar negaliu pasakyti, kad didžiausia klaida, kurią žmonės daro, ar ne, tai kad investuoja iš emocijos, o ne iš perspektyvos. Tai vėlgi mes grįšim prie tą pačią emociją į šalį, pagalvom perspektyvą, nes vidurkis yra kiek, žmonės keičia namus, UK vidurkis kas 8 metus, ar ne, tai mums reikia pagalvoti, kad galbūt mes norėsime į kitą miestą, gal mūsų darbas pasikeis, ar ne, ir mes padarę extension, investavę pinigus po 2 metų, nenorim 40,000, tarkim, nuostolį turėti. Taip, čia priklauso, jeigu nebent yra house forever, vadinamas, tada galima, bet kaip tu gali žinoti žmogus, kad tas house forever, kas žino, kas ateityje bus. Bet mes lietuviai tokie esam iš tikrųjų, kad mes gyvenam name, kur, sakau, močiutė gyveno ir mes. Čia yra kitos tendencijos, yra kita dinamika. Taip. Ir kad pastebėjau net lietuviai iš tikrųjų, kad jie keičia tuos namus, jie upsizina, po to vaikai išeina, jie downsizina, ar ne, tai mes pasidarė mobilus, mūsų tas mindset, ar ne, irgi prisitaikė prie vietinės rinkos. Tai tikriausiai gal, kuo toliau, to mažiau žmonių galvoja, kad viskas, aš čia gimiau, čia ir pasensiu. Bet iš tikrųjų pastebėjau, kad, sakau, ir dabar prasisuko tas laikas, kada Lietuva prisijungė prie Europos Sąjungos 2004-aisiais. Dabar paklausiu, ar tu tai pastebėjai, nes aš kaip nekilnojamo turto ekspertas pastebėjau, praėjo 22 metai nuo to. Ir labai didelė migracija atgal į Lietuvą. Ar tai pastebėjai? Ir apskritai tikrai vyksta po pandemijos, kaip minėjau prieš pradžioj, kad tikrai statybininkų daug sumažėja. O ir turi žmonių, kurie išvažiavo ir kurie grįžta atgal. Ar visi išvažiuoja ir laimingai gyvena Lietuvoje iš pažįstamų rato? Anksčiau buvo, kurie išvažiavo, grįžo, o dabar, kiek žinau, kelis, kurie išvažiavę, dar negrįžę. dar negrįžę. Tai manyčiau, jau jie ten... Sakau, aš labai daug stebiu iš tikrųjų ir lietuvių, super daug, kurie čia gyveno ir grįžo. Tai dėl to aš ir turiu nemažai darbo iš tikrųjų su lietuviais ir aš pastebėjau, kad lietuviai dažnai renkasi lietuvius ar nepasitikė. Kaip su jūsų verslu, ar galėtum išskirti, tarkim, procentaliai, kiek klientų yra lietuvių, o kiek klientų yra užsieniečiai? Ar yra kažkoks didesnis procentas lietuvių? Tai pas mane praktiškai bus užsieniečiai, praktiškai anglai pagrindas. Ar tu pasakytum, kad lietuviai neinvestuoja į savo nekilnojamą turtą ir nedaro tokių didelių projektų? Ar patys mūryje? Gal patys daro, nes mūsų daug statybininkų yra, gal patys bando pataupyti, gal tiesiog aš netoj airijoje gyvenu, kaip sakom, nes mano vis tiek pietryčių pusė yra, nes pas mane yra, pažiūrėjau, objektai prie pat namų tarp pandemijos, gal porą metų prašė, mano objektai buvo gal porą kilometrų nuo mano, kur aš esu gyvenu pats asmeniškai. Tai žodžiu, visus kaimynus jau Taip, visus apstatė, viskas, ar ne? Vienoje gatvėje yra 7 palėpės, pastatai vienoje gatvėje, tai ten nuo vieno ant kitą tiesiog eina, žinai, ir... Tai čia, o kaip jūs reklamuojatės jūsų kompaniją? Ar irgi rekomendacijos daugiausia? Rekomendacijos pagrindas. Pagrindas, nes mano toks, nežinau, kaip aš mąstau pats, klientas visą laiką bus teisus. Taip. Visą laiką reikia atsiliepti telefoną, reikia išklausyti. Jo. Ir jeigu kaltas ranką pakelt, tai mūsų... Superinis požiūris. Ir taip visą laiką grįžt, kad gal pataisyti, kartais ten gal bus 100 svarų, kai kažką pataisyti. Taip. Būna net po garantijos, žmonės paskambina, bet žinai, kad geras klientas buvo, viską tai nuvažiuoji, padarai. Ir iš rekomendacijų gavęs. Ir automatiškai tas žmogus tave vėl prisimena. Taip. Kad tu jam darai, tai jisai kažkas klaus jo, vėl jis tave rekomenduos, tai 100 svarų gali tau atnešti 100,000 projektą. Kaip sakom, tai labai svarbu yra. Nesupeikus mūsų lietuvių, iš tikrųjų, mes
turim kitą mentalitetą ir kaip tu pasakai, kad dirbi daugiau su anglais, aš galvoju, ar čia prakeiksmas, ar čia yra blessing, žinai, nes ar tu pastebėjai, kad yra skirtingi standartai, pavyzdžiui, vat, jeigu tu darai kažką vat, darbą lietuviui ir tu darai kažkokį darbą anglų klientui, ar ne, ar yra skirtingi standartai ir skirtingai žiūri? Standartai gal biškai aukštesnis pas lietuvis. Tai nori bet kas yra, nori už mažiau, daugiau. Dažniausiai būna. Taip. Ir nori per daug, kas lietuviai pastebėjau, per daug, kai tu sakai, per daug emocijos įdeda, kurios nereikia. Kartais gal užtenka, nes tu, kaip sakai, 8 metai sparnus vis tiek keliasi žmogus. Tai kam, kaip sakant, per daug investuoja savęs, per daug, kurių nereikia, tikrai nereikia. Aš buvau dabar Brightone savaitgalį, lankiau savo kolegą, jis dirba Brighton regione, pardavinėja namus ir man buvo keista, žinai, aš atėjau į tą property, ji buvo po nuomos, ar ne, šiukšlės, nieks neišnešta, daiktai palikta, siena ten kažkokia sutrūkus, ar ne. Ir po to turėjau tokį pokalbį su lietuviais ir sako, man dar geriau būtų tokia property, nes jie lietuviai įeina ir perdaryti, perstatyti, siena ten kažkiek kreiva atrodo. Anglai tokie aš kaip ir pats pardavime, ar ne? Taip. Padažyta, atrodo fresh, happy days. Einu, gyvenu. Tai dėl to ir... Tai gyvenam vieną kartą gyvenime, kaip sakoma. Ar ten ta siena idealiai lygi, ar ten biški yra, ir man ta, kad porą tūkstančių svarų da papildomai kainuos. Tai gal geriau dadėtos porą tūkstančių ant kelionės. Absoliučiai. Ir kartais gal ta kreiva siena dar prideda charakterį, žiūrėjau, koks aš namas yra, bet, pavyzdžiui, Viktorijai namai, gražus jie yra, bet man asmeniškai. Ir padaryti tą Viktorijos namą kaip stiklas tieso, jūs neturės charakterį, jis praranda tą charakterį, išimtas senas Viktorijos laikų duris iš namų ir įdėk kokias ąžuolinės standartinės. Negražiai atrodys. Absoliučiai. Tai tu gali sugadinti namą, padarymas, galvodamas, kad geriau, tu jo kainą numuši to namo net. Absoliučiai. Dėl to aš ir kartais sakau žmonėms, prieš parduodant sakau, minimaliai, kosmetiškai kažką padarykit, kad vis tiek yra kitaip, kai tu ateini į tą namą ir tu kitaip jautiesi, kai pas save ten, kad ir išdažyti labai paprastas basic dalykas, ar ne? Tai tą galutinį pardavimo variantą ir apskritai, kiek žmonių įeis tau pažiūrės tą namą, tai labai nes mes skirtingi, tai geriausiai yra neutraliai padaryti pardavimai, kad maždaug visiems tiktų, nes kuris tas žmogus nupirks, tai jie vis tiek darys pagal save, vis tiek jie savo įneš, kaip sakoma, į tą namą. Tai nėra tikslo per daug investuoti. Aš turiu tokią labai gerą istoriją. Turėjau mokymus dabar, toks labai, labai geras salesman pasako. Čia, žodžiu, nekilnojamo turto tema. Apie pardavimą ir apie tos procentus grįžtant, dabar prisiminiau. Tai jis atėjo po žmogų ir jis ima 2%, kas yra pakankamai nemažai iš tikrųjų. Dažniausiai skaičiau tarp 1,5, ar ne? Tas namas jau buvo, namas kainavo 1,2 milijono. Žodžiu, jis atėjo, paprašė 2%, visai neblogas uždarbis, ar ne? Namas pusę metų negalėjo parsiduoti. Jis atėjo, pateikė savo pasiūlymą, namas buvo pervertintas agento pradžioje, ar ne? Tai buvo taip, kad klientas pasakė kainą, kokią nori gauti, agentas norėdamas gauti tą namą sutiko, žodžiu, ir tiesiog tas namas stovėjo, man atrodo, per pusę metų laikotarpį 2 žmonės atėjo pažiūrėti, visiškai miręs, listingas, visiškai negaliojantis. Ir jis įėjo, žodžiu, sako, jūs pasitikėkit manim, nes dažniausiai žmonės nori diktuoti, ar ne? Mes neinam pas daktarą ir nesakom, kaip jam, žinai, šuntuoti mūsų kraujagyslės, ar pas dantistą, kaip gydyti mūsų dantis. Tai taip ir čia. Ir kas buvo, žodžiu, vietoj 1,2 milijono, jis namą įvertino 1,500. Žodžiu, tai kas būtų 50 tūkstančių mažiau, ne? 50 tūkstančių mažiau negu buvo norėta. Bet sako, pasitikėkit manim ir viskas, žodžiu, bus gerai. Tai kadangi ta kaina buvo mažesnė, pritraukė 5 net žmonės. Tai vietoj to, kad jis juos įleistų vieną po kito, jis padarė open housing, ar ne? Padarė open housing, susirinko tie 5 žmonės, žodžiu, visi čia žiūri į namą, žiūri į vienu kitus, toks competition, ar ne, atsiranda.
Ir kas atsitiko, ar ne? Kas atsitiko taip, kad vienas žmogus išėjo iš karto ir pasiūlė tą sumą, kokios jisai prašė. Tai 1,50. Ir, o kiti 4 nieko. Absoliučiai nieko. Žodžiu, nieko. Tas žmogus, tas nekilnojamo turto agentas po 4 dienų paskambino tam žmogui ir sako, nu, žinok, tau reikės šiek tiek pakelti tavo pasiūlymą, nes buvo dar interesantų ir davė pasiūlymų, žodžiu, ir tau reikės pakeisti. Ir jis davė 1,2 milijono. Tai finale kas gavosi, kad jis varžėsi su savim. Jis bytino savo kainą, ar ne? Tai dar kartelį, ką tik parodo, kad kuo agentas profesionalesnis, kuo jis išmano technikas, ar ne, tuo tu išleisdamas gal šiek tiek daugiau pinigų jam, ar ne, jo profesionalumui. Bet tu finale bus taip. Gausi, žodžiu, gerą rezultatą. Dabar apie pačias tendencijas, ar ne? Vat kokie sprendimai, ar yra kažkokie dalykai, kur, aš nežinau, ar būna mados kažkokios, ar ne, loftų mados, ar ne, ar extensionų mados, ar tu galėtum kažką įvardinti, pavyzdžiui, ten kas buvo madinga prieš 4 metus, bet nemadinga dabar, ar yra kažkas tokio? Tai anksčiau būdavo viskas pilka. Daug labai pilkos spalvos visi įima, bet jos šaltos, visi atsikanda. Dabar šiuo metu visi eina į minimalistiškai, visi nori ne tamsiau, bet kad būtų viskas įmontuota, kad viskas būtų sienose, kad nieko nebūtų jokių pastatomų dalykų, viskas, kaip sakoma. O jūs, pavyzdžiui, spintas įmontuojamas darote? Taip, viską galim padaryti, bet tik problema gaunasi tuo, kad daug kas žiūri tą Pinterestą, ten kažkur, tai Google, kur kambariai yra daug didesni nei Anglijos, mūsų namai yra. Ir išpildyti sunku, ar ne? Ir atrodo ant popieriaus gerai, bet realybė yra dėje, nes labai daug prašo būna noriu dvigubos tos krauklės, kad jam ir jai. Bet darysi palėpiai, tos vietos nėra, ten dažniausiai neįmanoma, bet žmogus įsivaizduoja, kad ten bus daug vietos ir bet aš noriu maždaug, bet dėja negali. Tai tų kažkokių ten labai tendencijų kažkokių, ar ne? Ten, pavyzdžiui, kas liečia extensions, stiklinė visiškai siena kažkokia. Stiklo daug naudojama, bet čia labai senai jau mes naudojam tą. Tik problema su stiklu, kuo daugiau stiklo, tuo daugiau šalčio ir tuo daugiau karščio įeina. Nes reikia žiūrėti, kur namas yra, pavyzdžiui, ar ten pietų pusė, šiaurės pusėje. Nes daug kas padaro, man reikia didžiausių durų ir palėpė būna, man reikia didelių durų, didelių Velux langų. Gerai, sakau, mes be problemos, mes galim padaryti, bet čia Anglijoje lyja, pas mus viską, bet dėja, kai šilta būna, tai irgi būna labai beprotiškai karšta, tai būna siūlom, reikia dėti oro kondicionierių, bet kažkaip Anglijoje to biški nelabai, jie kažkaip ten, čia mes Anglijoje gyvenam, tos oro kondicionierius nereikia. Praeina metai laiko, man skambina, Davidai, ar galim dabar įdėti? Ekstra, ne? Jo, tai va būna tokios, gal tendencijos daugiau dabar tas ekologiškas, gal daugiau tos saulės baterijos daugiau eina, jau namų vis daugiau dedam ant palėpių, nes išnaudoja tą plotą papildomą, apšildymo daugiau žmonės nori, daugiau žiūri. O visada, ar yra dažnas sprendimas, kad jeigu žmonės daro loft conversion, kad daro ir vonios kambarį, ar ne, prie miegamojo? Dažniausiai būna, pagrindas dažniausiai būna miegamas ir vonia, arba 2 miegamieji ir vonia. 2 miegamieji, tai jau 2 miegamieji netelpa į mūsų 40 kūnų. Gali. Galima sutalpinti 20. Ir dar vonia ekstra, ar ne? Taip. Wow, tai čia ir realiai tam nereikia net leidimo, ar ne? Nereikia, jo tą gali padaryti be problemos. Superinis. Tai va, tai aš manau, kad iš tikrųjų labai daug aptarėm šiandien, labai daug dalykų. Papasakok, tiesiog pasakyk, pasireklamuok, pasinaudok progą, kaip žmonės galėtų su tim susisiekti, kur galėtų tave rasti. Aš manau, kad video apačioje aš įdėsiu tavo kontaktus, įdėsiu kompanijos kontaktus. Iš tikrųjų, aš esu be galo dėkingas šiandien, kad atvažiavai pas mus 1,5 valandos, gal net ir 2 valandas vairavai, ar ne? Tai iš tikrųjų labai esu dėkingas, bet aš galvoju, kad šitas pokalbis buvo labai informatyvus, labai reikalingas žmonėms ir tiesiog pasakyk, kaip galėtų tave rasti ir kaip galėtų su tim susisiekti. Jau, man atrodo, apie eilės pasakei, kad jeigu kažkas šiandien nori lofto, tai rytoj turi atvažiuosi, ar ne? Atvažiuot galim, pasikalbėt galim, bet dėja
statymas bus kokią pusę metų plus, ta prasme, į priekį. Supratau, tai žodžiu, bet dar 2026 gali tikėtis, Taip, kad atvažiuosite, ar ne? Tai pasakyk, kaip jūs rasti internete, socialinėje erdvėje ir... Tai pagrindas mes galimas per telefoną, kur galėsite įdėti apačioj visiškai, to visiškai. ir mūsų websaitas yra tas www.ambaconcept.co.uk o šiaip ir Facebook'e nelabai aš naudoju tų dalykų, nes man užtenka, paprasčiausiai nereikia, man užtenka klientų iš tų ateinančių iš mūsų numerio. Kadangi nemažai lietuvių iš tikrųjų žiūri, tai gal norėtum, gal reikia kažkokių specialistų, pavyzdžiui, kažkas norėtų keisti darbą arba galvoja keisti darbą, ar yra šiuo metu kokių specialistų būtent tavo kompanijai trūktų ir gal žmonės gali tiesiog susisiekti su tavim? Kai ir gali, taip pat gerų statybininkų visą laiką trūko ir trūks, tai mielai prašom, skambinkit ir galim pasikalbėti. Tai pabaigai tikriausiai pasakysiu, kad loft conversion arba priestatas gali būti viena iš geriausių investicijų, jeigu viskas padaryta tinkamai, jeigu strategiškai visus leidimus gauti ir visa kita. Ir jeigu padaryta rinkos analizė, bet jeigu visa tai nepadaryta, tai gali būti didelis nuostolis arba galvos skausmas, ar ne? Tai ačiū tau labai iš tikro, Deividai, už šiandien, už tokį išsamų pokalbį ir esu be galo laimingas, kad turiu tokį draugą ir tikrai, jeigu pačiam kada reikės, tikrai kreipsiuosi. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū tau.